Šiandien mes sėsim pomidorus. Tai yra jau kovo pradžia, o kad sodinti pomidorus į nešildomus šiltnamius, į polieteleninius, stiklinius, tai pats optimaliausias laikas sėti pomidorus kovo, sakykime, 1.10. Tada turėsim neperaugusius ir pačius tinkamiausius daigus sodinti. Yra mėgėjų, kurie labai anksti pasėja, paskui turi problemų, kada jie visi sugula jiem ant palangių. Nedarysime tos klaidos ir sėsime kovo 1.10. Pasirinkome sėklas kokteilinių pomidorų. Labai skanus, labai gražus, ne tik tai skanus, bet ir labai gražus. Dar kas yra labai svarbu, kad jie yra vakuuminėje pakuotėje. Tokie pomidorai aplamai išlaiko daigumą ilgiau, sėkla būna aktyvesnė, turi daugiau savyje energijos. Ir dar man labai patinka visada, kada gali tu pasėjęs pasižymėti, kągi tu pasėjai. Dabar sėklytės, štai čia, jos visos tvarkingai suguldytos. Va. Ir mes jas turėtume, jeigu turime laiko, galime jas pamirkyti. O pamirkyti mes galime su Baltijos auksu. Čia yra natūralus augalų augimo stimuliatorius, citokininas, aktyvioji medžiaga. Jisai tinkamas ne tik tai daiginimui, tačiau jis suaktyvina sėklą ir galima paskui juo ir tręšti. Ir per lapus tręšti, ir laistyti. O šiandien mes tiesiog tą sėklą suberėme. Pamirkome keletą valandų. Nesakyčiau, kad ten reikia ją labai ilgai mirkyti, galima net ir iki 12, tačiau užmerkę kartais nepamirškite. O paskui labai lengva ją išsigraibyti iš čia, arba nupilti vandenį, arba galima sausą sėklą sėti. Taipogi nieko blogo, tačiau čia mes jai padėsime greičiau sudygti. Šiltnamiukai jau pilnai paruošti. Štai mes prisipildėme žemių. Galima dvejopai. Galima, reiškia, į atskirus indelius pildytis žemės. Jie yra štai su tokiom įpjovom. Paskui labai patogu daigą išimti. Žemės pripilame nestipriai, neprispauskite žemės. Visada šaknim nepamirškite reikalingas oras. Tiek, kiek reikės, susislėgs nuo vandens. Vanduo, kai prisigeria, žemelė susislegia tiek, kiek reikia. Šaknis daug geriau vystosi, kada yra lengvai ir puru. Taigi, kitas būdas dar yra. Štai šitokie šiltnamiukai. Šitie šiltnamiukai yra skirti tabletėm. Kaip matot, turim tablečių, va tokių pinigėlių. Ir tuos pinigėlius išdėsčius čia, juose yra net skylutės ir užpili vandeniu, tada pilnai tos tabletės prisipildo vandenuko ir gaunasi va toks mums daigo gyvenimui skirta terpė. Štai prisipildė vandenuko ir lieka ta pati skylutė, kuri buvo pažymėta va čia įspausta. Tiesiog čia sėklytę. Sėklytę galim dėti tiek iš karto ir jinai tada truputėlį užsitraukia. Tačiau galima dėti ir ten ir truputėlį tada užspausti. Tada tie šiltnamėliai yra uždengiami ir mes galim nebijoti ir pamiršti kuriam laikui, bent jau 5-6 dienom, tikrai neišdžius. Retkarčiais, jeigu jau labai šilta, galima pakelti ir pravėdinti. Bet tai tik tai tiek. Tik nepamirškite, kad daigų dygimui reikalinga
22-25 laipsnių temperatūra. Taipogi, jeigu šiltnamėlį mes padėsime ant palangės ir jūsų kambarį bus 25 laipsniai, tai dar nereiškia, kad ir šitame šiltnamėlyje bus 25. Palangės yra šaltos, nepamirškite tai. Padėkite izoliuojančią medžiagą, ar tai kartoną, ar tai kažkokį veltinuką. O dygimo metu nėra būtina net šviesa, tačiau nepražiopsokit to momento, nes pirmas daigelis išlindęs, jis pradės tysti be šviesos. Štai mes turim savo pamirkytas sėklytes ir galime pradėti jas sodinti, kadangi jos yra truputėlį drėgnos. Galime imti su ranka, dėlioti, galima va tokiu būdu. Labai patogus yra būdas, kada tu sėklytę padedi ir truputėlį įterpi. 5 mm, 10 mm, nedaugiau įterpiam, iki centimetrų. Nereikia giliau įterpti, nes daigui irgi sunku būna išlipti. Ne kiekvieną pasiseka taip įtupdyti, tačiau toks variantas labai patogus. O kad nepamiršti, kurioje mes padėjome, tai gal pirmą geriausiai išsidėlioti sėklelės, o paskui jau tada suspausti. Tada žinosim, kad niekur nepadėjom 2 ir kad niekur nepalikom tuščių indelio. Kaip jau minėjau, daigus mes daiginame 22-25 laipsnių temperatūroje. O jau kada pamatome, kad pradeda dygti daigai, turime žeminti būtinai temperatūrą. Jeigu mes laikysime tokioj pačioj temperatūrai, mums daigai ištys. Ir vėlgi, ką reiškia, sako, ištyso, tai nieko tokio. Žinokit, kad kiekviena pažeista technologija mažina jūsų derlių. Tai būna pirmos kekės negražios, tai būna negražus raityti vaisiai irgi dėl temperatūrinio režimo, reiškia, nesilaikymo. Mes užspaudėm sėklelės, čia reikia tiesiog įpratimo. Jau jauti, kiek paspaudė. Paslėpėm. Dabar mums beliko labai puikiai štai iš šito mūsų šiltnamiuką palaistyti. O palaistyti štai mes truputėlį pakėlėm. Iš praktikos galiu pasakyti, kad čia litras supili ir maždaug litras susigeria. Kuriam laikui palieki ramybėj, kada susigeria vandenukas, pasižiūri tiesiog, kaip tas dirvos paviršius atrodo. Ir tada uždengi vėlgi šiltnamėlį ir, kaip sakau, gali būti ramus, 5 dienas, nes pamirkyti daigai truputėlį anksčiau kartais pradeda dygti, bet aplamai tai apie 7-8 dienas, kol pasirodo pirmas daigas. Vėliau, reiškia, dar turėčiau priminti vėl apie substratus. Daigam geriausia yra neutrali, beveik neutrali pH. Tai turėtų būti apie 6,5 pH. Tada jie geriausiai vystosi. Vėlgi žiūrim, kada daigai paauga, stebėkite jų spalvą. Nors mes pasėję, sakykime, į gerą substratą, jeigu panaudojame taipogi biohumusą arba tiesiog paruoštą biohumuso ir substrato mišinį, tada mes galim būti tikri, kad gali būti, kad iki persodinimo nereikės mums tręšti daigų. Tačiau jeigu pasėjom tiesiai į substratą, stebėkime daigų būklę. Jeigu labai šviesus daigai, reiškia trūksta azoto. Jeigu pradėjo truputėlį jau daigas apatinė lapų pusė darytis violetinės alyvinės spalvos, reiškia jau jam trūksta fosforo. Geriausiai tokiu atveju naudoti yra tokios ferta trąšos, kur NPK 10
15, 9, 25, va taip va. Azoto, kad nebūtų per daugiausia, tačiau jau būtina, jeigu jau matom, kad daigas nėra patenkintas gyvenimu. Taigi, stebėdami daigų augimą, stebėdami temperatūrinį režimą, šviesos režimas labai svarbu daigam. Jeigu mums neužteks šviesos, daigas ištys. Jeigu per šalta, vėl bus pažeista technologija, vėlgi jis tada trauksis ir neaugs. Ir svarbiausia, nepražiopsokime momento, kada reikia jau duoti terpę didesnę šaknims. Taigi persodinimas jau į didesnės talpas turėtų būti, kada daigas turi vieną tikrą lapelį.